What the fuck? Simai, blema, kodėl aš nesusipažinęs su Tesluko rašalo šituo, kodėl? Paskaityk sudėtį. Kiekvienas mes turim seną iškrypelio balsą. Telefonas prie sekcijos priklijuotas. Kas čia pačiūdas? Ko? Sveiki, mano mėlieji žiūrovai. Mes kaip visada filmuojam antradienį. Tai tikiuosi, kad jūs po šio ilgojo savaitgalio gerai pailsėjot, gerai pabuvot, gerai pačilinat. Mano gulėjimas skauda visą nugarą, visus kaulus, nes tiesiog persigulėjau. Tai žodžiu, ką, nesvarbu, ar rytas, ar vakaras, ar paryčiai, ar naktis, kada žiūrit, atsidarot porą alaus, pasiemat popcorną ir keliaujam į šitą naują TikToko apžvalgą. O jei esat darbe, aš tikiuosi, kad jūs vis tiek turit stalčiui alaus ką pagerti. Tai važiuojam į lietuvišką TikToko apžvalgą. Būdama 17 metų, aš pati savo pasidariau tatuiruotę. Ir ne, aš nesigailiu. Bet tą akimirką, kai dariau, aš galvojau, kad ji bus trumpai. Bet praėjo jau 5 metai ir jie iki šiol laikos. Kaip šitą tatuiruotę aš pasidariau? Aš ją pasidariau tiesiog su adata ir paprastu juodu tušinuku su rašalu. Aš tiesiog išpučiau rašalą iš tų tokių ilgų plasmasiukų, kur rašalas būna. Ir dar ant kelio. Gerai, labai miela, kad nesigaili, labai miela, kad užturėjai tokį experience, kad pati pasidarei tatuiruotę. Atsiųskit visi, kad... Žinot ką, prieš dabar apžvelgiant šitą video, aš noriu paprašyti, visi tie, kurie esat savo patys pasidarę tatuiruotės, siųskit man į Instagramą zinclub. Žodžiu, siųskit arba į TikToką zinclub irgi siųskit, atsiųskit tatuiruotės, kurias esat pasidarę grinai patys savo, ar su adata, ar su mašinėlė, ar dar su kokiu kitu aparatu, šienapjuvę, ar su peiliu išsibadėt, nesvarbu, ar scarification pasidarėt. Davai padarysim apžvalgą jūsų pačių pasidarytų tatuiruočių. Galėsiu vardų neminėti, žodžiu, nesvarbu, čia jūsų pasirinkimas, bet norėčiau apžvilgti jūsų pačių pasidarytas tatuiruotis. Tai drąsiai siųskite į mano Instagramą zi_apačioj_inclub. Tai ką, pasidarė pati savo tatuiruotę. Jinai laiminga, patenkinta, džiaugiasi, nesigailė, faina, ką, aš aišku nesu už, kad patys darytumėte savo tatuiruotės, vis tiek reikia tam turėti skillsą, aš pat žinau iš savo patirties, kai aš savo darydavau tatuiruotės, kad tu niekada neišlauši geros kokybės, neskauda, blemba, tu pat savo, kai darai, badai, toks pradės skaudėto, plus aš esu super maksimalus mižnys ultra, žodžiu, kai darė tatuiruotės, Simas įkels iškarpą iš to, kai Elgiukas man darė va čia šituos, seras Algymantas Žadeikis darė man čia, tai įmeš čia trumpą, kaip man skauda. Tai žiūrėk, tu net Aš patrauksiu ranką. Tu net nepasirenki, ką daryti. Ko drebėsi, to bus fainiau. Jis visą tatuškių meistras ir pats drebiausias. Nesu taip daręs. Pusi. Kur sustojau, kad kai tu savo darai tatuiruotę ir tau skauda, tu tada mažiau įleidi adatos po odą. Ką tai reiškia? Kad toje vietoje gali išblūkti greičiau, kad gali rašalo neprisipampuoti tiek po odą, kiek turi jo būti ir visi kiti dalykai. Ir tada pasimato, kai nugyja, kaip blogai tai viskas gavosi. Tai stenkitės savo nesidaryti. Bet jeigu patinka darykitės kontentas, blemba, jeigu darotės, tai tada kelkite TikTokus, kad būtų mums ką pažiūrėti. O tu šaunuolė, kad nesigaili. Taip. Man kiek blogai paprastas rašalas į odą. Blemba, jis nėra skirtas, jis yra toks. Nuo 1 iki 10. Kiek blogai? Kiek blogai? Aš neįsivaizduoju, kiek yra blogai nuo 1 iki 10. Aš nesusipažinęs su cheminė sudėtim. Kodėl? Kodėl nesusipažinęs su tušinuko cheminė sudėtim? What the fuck? Simai, blemba, kodėl aš nesusipažinęs su Tesluko rašalo šituo, kodėl? Paskaityk sudėtį. Galvau, kad į akis pareis. Aš galvau, kad mirsiu. Suskaubk. Oi, ačiū Simai, blemba, kad mane pastatai į vietą tu kartais. Oi, šitą jau iš užsiuko atpažįstu. Nusimauk kelnes. Gali jau prigolti. Biškate karčiau moins. Iš pradžių bus nemalonė, paskui priprais. Labai jautri. Tu jau nuvalysiu. Nu šiandien greitą baigiau.
Na, patink. Padarysiu kelias nuotraukas. Ar turi tėvų sutikėjimą? Blemba, aš esu matęs šitą, nu koks juokingas, wow. Kiekvieną kartą mes darbe, kai darom kažkokį, kaip pakviečiam kažkaip, tikrai būna daug visokių awkward pasakymų. Tai su kiekvienu klientu, kai pasakai kažkokią tą frazę iš šitų, tarkim, visą laiką pagalvoja apie tai. Kiekvienas mes turim seną iškrypelio balsą kažkur giliai viduj smegenyse. Blemba, čia reikėtų sidabrinę gervę šitai mergaitai duoti už šitą vaizdo įrašą, už šitos ūsus. Man dar labai juokinga, kaip atrodo jinai su to filtru ant veido. Na, ta, kaip tau siim? Man reikėtų tokio filtro. Tau Reikėtų daily nešioti. Čia maksimaliai kiek pasiektum per savo gyvenimą vyriškiausio atrodymą. Ne. Tikrai ne. Oi, blema, labai juokinga. Gerai, net skauda žandus. Važiuojam toliau. Sveiki, taigi noriu jums priminti. Sveiki, taigi noriu jums priminti, kad Baltic Body Art parduotuvė atnaujino savo internetinį puslapį www.balticbodyart.com. Ten dabar viskas yra daug paprasčiau, prekes rasti yra daug lengviau, užsakymas paprastesnis, supras negi tokie. Žodžiu, tai www.balticbodyart.com. Užeik, apsipirk. Hebrytė, jūs nepatikėsit, Utma, Dirkstys ir visi kiti karočio aukštumoje pasirodo. Va žmogus atvažiavo ir man sako, padaryk, blėt, man Dirkstį ant dilbio karočio. Gerai, sakau, jokių problemų. Tai jisai nusisuko, aišku, nežiūrėjo, ką aš darau. Ir žiūrėkit, kokį padariau Dirkstį. Greitai sustabdysi. Koks tu esi žmogau imbecilas? Koks tu esi visuomenės šiukšliavežys? Tu vežioji šiukšlių konteinerių informacijas, kurias niekam nereikia. Nu, bet davai, bet pažiūrėkit, jam dabar matosi už nugaras telefonas prie sekcijos priklijuotas. Kas čia pačiūdas? Alio? Alio? Čia turbūt dėl to, kad niekas neseka tokio takelio, gal dėl to. Žiūrėkit, kokį padariau Dirkstį. Dominikai, pasižiūrėk, ar panašus tai čia į save ar ne. Nu, taip, žiūrėk, įvertink. Palaubiškiau. Eik, tu. Jis sako, kad Dirkstys yra beždžionė? Taip, dar į šitą pusę dabar aš... Tu sakai, kad Dirkstys yra beždžionė? Tu sakai, kad Dirkstys rūko? Tu sakai, kad šitas sportininkas rūko cigarus, daužo kasekiukus ar kažką? Ką? Nepanašus. Nepanašus. Pizda. Tragedija. Arčiausiai į ką yra panašu šitą... būtybė, aš nežinau, kas čia. Iš čia gali būti daug kas. Jis gali būti tas, kur gauruotas buvo iš žvaigždžių karų. Turi panašumai, tai žvaigždžių karų turi. Jo. Kaip, kokį garsą leidži? Nepadarysiu. Pasakyk, pabandyk. Kažkaip taip. Nėra čia panašus į Dirkstį, toli gražu. Karūna pasvirus į šoną. Čia labiau yra į jūs panašu, ponas Lobovai. Jūs encefalitė, ambicilė. Ponas Lobovė, blemba, kaip aš jūs iš tikrųjų nekenčiu, jūs net neįsivaizduojat. Pažiūrėkit į sąlygas, pažiūrėkit, kas matos fone, aš dabar esu susistabdęs video, žodžiu, kur galėta nuotrauką, pažiūrėkit į foną, pažiūrėkit į grindis, kas darosi aplinkui. Jūs važiuojat pas Lobovą, darėte tatuiruotes. Kodėl jūs taip darėt? Kuom jisai jūs sužavi? Kuom? Kad nesiskiepė, aš matau išmetą manį, kad kažkokių ten erkių. Po to nueikit, pažiūrėkit Facebook'e, jeigu jūs esate rusų mylėtojai arba Sovietų Sąjungos mylėtojai, tai yra ant krūtinės ten irgi padaręs tatuiruotę kūjų su pjautuvų, žodžiu, su tom raidėm, žodžiu, eikit, garbinkit šitą padugrę, gal jum nuo to bus geriau. Dirksti, aš norėčiau, kad tu kažką pakomentuotum jam po šitą video. Pakomentuotum kumšys į kaktą. Lukai, tu darysi savo pirmą tatų gyvenime, taip? Nu, Lukai. Koks dabar tu vertini bus skausmas tau nuo skalės 0 iki 10? Pusė. Pusė? Pusė? Nu, 0,5. Gerai, pažiūrėsim, kaip padarys. Blemo, Lukas myža, iš veido matau, biški myža. Nu, Lukai, kaip tu sekas? Pakomentuok kažką. So how's that pain? It's not that bad. It's like 3 out of 10, no? You know, it gets Kodėl like dabar ragas šneka? more painful Aš ir nespratau. a little bit, like. But it's not bad, no? Not bad.
Blema, kuo jis toks ilgas? Lukas pasidarė pirmą tatuiruotę, pasidarė, nežinau kurią kalbą, aš nelabai skiriu hieroglifus. Jeigu jūs skiriate hieroglifus, tai parašykit, ką jis pasidarė komentaruose ir žodžiu, ir išverskit. Jeigu galite išverskit, mes paskaitysim komentarus, mums įdomu, ką čia reiškia šitą tatuiruotę. Nes patsgi nesinaudojam nei Google, nei ChatGPT, nei Gemini. Mes neturim, mes ne technologijų žmonės, mes kaip lobuvas esam pasikabinę mygtukinį telefoną ant sekcijos. Va čia dabar nukrito, nes 2,5 juostą nebelaiko. Bet šaunuolis Lukai, pirmą tatuiruotę, kentėjai kaip tikras bachūras, neverkiai, nešarojai, akiniai neprasoja, tu šaunuolis. Mes žiūrėjom čia kaip kokį nors, pavyzdžiui, dramos filmą. Koks yra, pavyzdžiui, filmas, per kurį tu baisiai verki? Baisiai, aš neverkiu, aš čia esu Ai, tu vyras. neverki, tau tik prakaituoja akis. Simas neverki, Simui prakaituoja akis. Tai žodžiu, iki galo, čia kaip kokie žiūrėtume dramą, nenusisekusią meilės istoriją, kad kuo toliau žiūri, tuo liūdniau ir tuo viskas atrodo blogiau. Kodėl žmogus dabar visą gyvenimą turės gyventi su tokia kaukolė ant nugaras? Jis niekada negalės nusirengti, jis niekada negaus seksą, bet jeigu gaus seksą, jisai garantuoti turės būti su maikė. Čia bus tas bičas, kuris nenusimauna kojinių ir nenusirengia maikės akto metu. Todėl, kad gėda, kai kuriem gėda dėl savo pilvo, kai kuriem gėda dėl savo nukariusių papų, dėl stryjų, dėl priaugusio svoriaus arba dėl kažko kito, o šitam bus gėda dėl nugaras. Jūs įsivaizduokit, jeigu šitas bičas netyčia papultų į kalėjimą. Kaip tada būtų gėda nusirengti maikę? O turėsi, seni. Ir tau galios taškų tikrai nepridės. Šitą tatuiruotę autoritetą tau tikrai nepridės. Labai gaila, kad šitą sugadino. Noriu šautautą padaryti. Davai, šautautą. Utena tatu čia darė, karoči, iš Utenos. Zizi tatu. Eik tu, Zizi, blemba, būk geras, pasikeisk nickname'ą. Nes tu gadini vardą mano. Kodėl Zizi? Kodėl Zizi? Ir dar Zizi. Tu ką, tu tiesiog nukopinai mane ir kaip pasidarysai kaip antras Zi, nes pakartoji 2 kartus Zi, yra tik vienas Zi. Blemba, Simai, ką į tave mes dabar? Kodėl į mane? Gerai, žodžiu. Dar vieną pažiūrim. Tai 2 dar turi būti. Ne, nebežiūrim, viskas, užbaigim šitą TikToko apžvalgą, turim jau biškį pažiūrėję kontentą, ačiū, kad žiūrėt, tikiuosi, kad darbo metu išgėrėte liuką, tikiuosi, kad susišovėt kažką nelegalaus į savo plaučius, tikiuosi, kad jūs peržiūrėt šitą video iki galo, jeigu peržiūrėt iki galo, paspauskit laiką, paspauskit subscribe, pakomentuokit kažką gražaus, ačiū ir iki sekančio, pū! Reikėjo intro tokį padaryti.